Labas, basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas grįžta į jūsų ekranus, grįžtų su krepšiniu, nors vyksta ir futbolas, bet reikia atiduoti mano arkliukui krepšiniui, kadangi vyksta didelis renginys, olimpiniai atrankos turnyrai startuoja, bus aiškinamasi 4 bilietai į Paryžių ir šiandien pateiksiu prognozes, kas iškovos tuos bilietus, pradedu nuo atrankos Ispanijoje, Valencijoje, kur dalyvauja Angola, Ispanija, Libanas, Bahamai, Suomiai ir Lenkai, tad išskirčiau turbūt šioje atrankoje 3 favoritus, prie Bahamų ir Ispanų pridedu Lenkus, kurie gali patriukšmauti su Jeremy Sohanu įtraukti į komandą, senasis brandalys Lenkų likęs su Ponitkas, su Balcerovskiu ir su AJ Sloteriu, bet pagrindiniai favoritai yra Bahamai su Ispanais, kuriuos ir matau, žaidžiant olimpinės atrankos finale, Ispanai su Lorenzo Braunu, broliais Hernangomesais, paskutinį turnyrą žaidžiančių Rudy Fernandesu ir kitais, prieš 5 NBA krepšininkus. Bahamai atrodo didžiulė FIBA krepšinio sensacija, atsiradė iš niekur, bet Buddy Hildas, DeAndre Aytonas, Erikas Gordonas, didysis trejetas ir sunku net prognozuoti, kas čia gali būti. Einu prieš visą logiką, prieš visą Sergio Scariolo sukurtą kultūrą. Manau, kad Bahamai šokiruos pasaulį ir pateks į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Iš Ispanijos skrendame į Graikiją, Pirėjuje vyks ši atranka, Kroatija, Naujoji Zelandija, Slovėnija, Dominikos Respublika, Egiptas ir Graikija, mirtininkų atranka, įspūdingo lygio rinktinės, kroatai su savo irgi žvaigždėmis, Zubacas, Hezonija, Šaričius, visi puikiai žinome, Dželinas Smitas yra naturalizuotas, Naujoji Zelandija nėra kažkokia rimta rinktinė, bet ji tikrai nebus patrankų mėsa, slovėnai nėra ką daug kalbėti, Luka Dončičius, Dominikos Respublika, gaila nebus Karlo Anthony Townso, tačiau pernai pamatėme, kad ši rinktinė nėra tik tais Anthony Townsas, pasaulio čempionate labai gerai pasirodė su Andresu Felizu, kuris sužaidė superinį sezoną Europoje. Egiptas taip pat, kaip ir Naujoji Zelandija, nebus patrankų mėsa, bet aišku, tikrai nėra priskiriami prie kažkokių lyderių. Na ir žinoma, šeimininkai Graikija su Janiu Antetokounmpu, bet be Kostos Luko, su Vasilijus Panuliu prie vyriausiojo trenerio vairo. Prognozuoti sudėtinga, bet finalą vis tiek galvoju, kad pateks tiek Janis, tiek Luka Dončičius. Pastarasis yra daugiau įrodęs FIBA krepšinyje, Janiui tai yra tokia našta ant nugaros, bet Graikai žaidžia namuose, nors, kaip sako istorija, ne visada padeda. Tas šeimininkų statusas olimpinėse atrankos turnyruose prieš 3 metus apskritai visos 4 šeimininkės pralaimėjo savo atrankas, bet Luka Dončičius atvyksta po labai sudėtingo sezono, atvyksta į komandą, kuri neatrodo kaip kažkuo rimtų pasiklydžiusią, senstantį rinktinę. Graikai turi žymiai daugiau talentų ir galvoju, kad namų sienos Janis Antetokounmpu ir viskas aplink jį padės graikams iškovoti olimpinį kelialapį. Viena olimpinė atranka vyks visai šalia mūsų sienų Latvijoje, Rygoje, kur mūsų broliai Latvijai savo grupėje priims Filipinus ir Sakartvelą, kitoje grupėje Brazilija, Juodkalnija ir Kamerūnas. Man iš pažiūros tai yra silpniausia atranka, bet turbūt ir pati lygiausia. Latvijai be Kristopo Porzingio tikrai negali jaustis ramus, sakyčiau, kad jie būtų aiškus favoritai su NBA čempionu, bet jo nebus. Yra Sakartvelas su savo augalotais vyrais po krepšiu, Tornikė Šengelė, Goga Bitadzė, Mamu Kelašvilis. Brazilai, kurie išgyvena kartų kaitą, vis dar turi Marcelinho Huertasą, 40+ amžiaus geriausią pasaulio žaidėją, FIBA čempionų lygos MVP, ir taip pat yra Juodkalnija, kurie taip pat turi savo brandolį su Nikola Vučevičiumi, tad čia tikrai labai lygi atranka. Mano prognozė, kad jos finale žais Latvijai su Brazilais. Jau pernai matėme žūtbūtinėje kovoje pasaulio čempionate šią akistatą, tuomet Latvija iškovojo pergalę. Luka Banki yra sustatęs smagų mechanizmą, pernai Latvija irgi be Kristopo Porzingio stebino visą pasaulį. Šiemet nebus ir Andrėjaus Gražulio, tad Rolandui Šmitui teks labai didelė našta, labai daug krenta ant Arturo Žagaro pečių, atsakomybė, neaišku, kaip jisai bus atsigavęs po traumos, nes sezono pabaigoje matėme, kad dar jam tikrai reikia laiko įsivažiuoti. Brazilai turi daugiau patirties, bet kažkaip norisi sirgti už brolius Latvius ir galvoju, kad ne tik 3-3 krepšinio rinktinė bus Paryžiuje, bet Latvija turės ten ir pagrindinę klasikinę rinktinę. Atrankos Europoje, bet pati mums svarbiausia vyks Amerikos žemynė, Puerto Rike, Lietuva savo grupėje turi Dramblio kaulo krantą ir Meksiką, kitame pogrupėje Bahreinas, Italija ir Puerto Rikas. Čia tik ištraukus burtus akivaizdu tapo, kad Lietuva kausis dėl vienintelio kelialapio pagrindę su šeimininkų Puerto Riko ir Italijos rinktinėmis, ir man šiek tiek nepatinka, kad tiek pusfinalį, tiek finale laukia
šie du varžovai savo grupėje, jiems lietuviams tikrai lengvas pasivaikščiojimas, laukia apšilimas, bet po to reikės laimėti 2 paeiliui mačius, kad iškovotų bilietą į Paryžių ir šitą vietą kliūna, bet lietuviai be Jono Valančiūno to akcentuoti turbūt labai nereiktų, matome, kad žaidimas stipriai suksis aplink Domantą Sabonį, Igno Brazdeikio irgi nėra, bet Marių Grigonį, daug atsakomybių, Deividas Sirvydis turėjo super gerą sezoną, reikia tikėtis, kad Rokas Jokubaitis žais solidžiai po sunkaus sezono Barcelonoje. Kitos komandos irgi turi labai daug netekčių, italai pagrindinė netektis yra Simone Fontecchio, bet nėra ir Deriso Thompsono, dar pernai buvo kalbų apie Paulo Banchero, kuris pasirinko atstovauti JAV rinktiniai, tuo metu Puerto Rikas irgi. Jose Alvarado grįžta į komandą, bet ten tikrai nėra visų ryškiausių vardų, nėra Markuso Havardo, nėra Šabazo Neipero, trūksta rimto aukšto ūgio po krepšiu, tad siautuliukų komanda tiek viena, tiek kita atskirose rungtynėse gali pražudyti bet ką, bet kažkaip reikia tikėti stabilumu, reikia tikėti, kad tikrai vyrai susitvarkys su psichologija ir apskritai, žiūrint ant popieriaus lietuviai, bet kuriuo atveju turi stipriausią, tolygiausią rinktinę ir norisi tikėti, kad po vienos praleistos olimpiados Lietuvos krepšinio rinktinė grįš ir ją mes matysime Paryžiuje. Nu ką, įspūdinga savaitė laukia, prie futbolo jungiasi ir krepšinis, fantastinė vasara, sergame už Lietuvos rinktinę ir iki kitų kartų.